Darbas su grafikais trečia dalis. Ir tarkim, turime pasidarę tokią lentelę ir staiga persigalvojom ir norim pakeisti, kad grafikas būtų nebe tokio tipo, o būtų kokia nors skritulinė diagrama. Tai visą tai įmanoma. Tiesiog einame į šito grafiko nustatymus ir yra Change Chart Type. Čia pasirenkame ir iš karto galime patys keisti, kokį norime grafiką. Ar tai būtų stulpelinė, ar tai linijinė, ar tai, pavyzdžiui, skritulinė diagrama. Ir automatiškai iškart pakeičia. Ir aišku, visą tai galima keisti, formatuoti, dėti efektus, keisti duomenis, sukeitinėti duomenis ir pagal tai automatiškai grafiką formatuoja. Aš įrodo, kad dabar antri skaičiai, o ne pirmi, užima didžiąją dalį šio grafiko.